Na, tai jau pavadinimas pasako, kad tai yra atsisveikinimas, apie atsisveikinimą. Apie atsisveikinimą su nebūtinai fizinį atsisveikinimą, kartu ir apie tai, apie mirtį, bet kartu ir atsisveikinimą su, pavyzdžiui, vaikystė, su savo svajonėmis, su savo idealais ir kaip žmonėse keičiasi viskas. Kiekviena diena atneša mums kažką naujo ir mes, bet vienas klausimas visada yra žmonių, kaip pasakyti, mintise, galvose, kartais jis iškyla visai netyčia, tai yra, kur aš esu, ką aš darau šiame gyvenime, ar aš reikalingas čia ir kaip aš išeisiu. Ir kas bus, kai aš išeisiu, kai manęs nebeliks. Aš esu savininkė mirties, kaip laidotuvių, visų atributų mirties, kaip pasakyti, sukurtos mirties imperijos savininkė, ir tai yra jos namai, kuriuose ir vyksta parduotuvė, namai, vyksta visas veiksmas. Na, kūrybiniai procesai yra praktiškai visi įdomus, nes tai yra atradimas, tai yra pažinimas kažko naujo, galų gale netgi sakyčiau, suvokimas, vėlgi permąstymas požiūrio į daugelį dalykų. Na, tai šis kūrybinis procesas, sakau, kaip ir visi, bet ir kartu visai kitoks. Labai įdomiai. Iš tikrųjų, labai įdomiai, vėlgi pasikartosiu, labai dėkinga, kad turiu tokią galimybę padirbėti su juo, nes iš tikrųjų neteko dar dirbti ir todėl man išvis yra be galo įdomu, labai gera komanda mūsų kūrybinė, tai tiesiog tai yra gyvenimo dar vienas toks etapas, toks labai geras, šiltas įspūdis ir žinoma, ir dabar nelaukiam, o dirbam, nagrinėjame, esame procese ir laukiame to viso išrišimo, kaip pasakyti, gimimo. Žiūrovai patys, manau, atsirenka, ką jie nori pamatyti, ką ne. O būtent šį spektaklį tai pakviesčiau žiūrovą, na, kartu pasamprotauti. Ta tema būtent išėjimo tema, būtent virsmo tema. Ir čia man tai yra spektaklis ne konkretus, taip jau kategoriškai konkretus būtent apie mirtį. Tai yra toks, aš skaičiau, kad tai yra tarsi tarpduris, tarsi skersvėjis, tarsi pasikeitimas mintyse ir išėjimas įvairių dalykų ir naujo kažko atradimas. Tokioje nebūtyje. Man kažkodėl tokia asociacija, žinot, kai pakyli, ypač tie, kurie pripratę lėktuvai skraidyti, tai yra jau, kaip pasakyti, buitis, normalu, bet vis tiek, kai tu pakyli ir tu randiesi tarp dangaus ir žemės, ir tave vis tiek kažkur tas grožis virš žemės, kai esi visokios mintis užklumpa. Tai čia tarsi tokio nesvarumo būsenoje, kur išeina, į nebūtį. Bet kiekvienas į savo nebūtį. Tai nereiškia, kad tai arba didelė nebūtis, arba užsisklendimas. Tai gali būti ir užsisklendimas, ir išvis mirtis. Mes apie tai ir diskutuojame.